Praėjusią savaitę PokerStars Big Game Luskianon kėdę užėmė dama. Just call me Nadia KGB. Nadiai sekėsi tikrai neblogai, bankai keliavo į jos pusę. Get us another loose cannon. Tačiau tuomet Džokada paspendė spąstą su damomis. Ar jai pavyks atsitiesti, o gal tai košmaro pradžia, tai PokerStars Big Game. Įspūdinga studija Las Vegase, būtent čia vyksta PokerStars Big Game. Sveiki, aš esu Gaudrius Dzikaras, greta manęs kaip visuomet įsitaisęs Jurgis Mekstreks Ragauskas. Sveikas kolega, labą visiems pokeristam. Iš tiesų labai įdomi kova, prie stalo 5 vyrai, na ir vieta vienai žaviai damai. Justinas Bonamo, pliusas 47 400. Na, Barry Greensteinas pradėjo nelabai gerai šitą žaidimą, minus 12 100. Dar vienas laimėtojas yra Jasonas Mercieris. Jis turi $32 200 pliusą. Kol kas didžiausia minusai yra pasaulio pokerio čempionas Džokada, 35 500. Danielis Alai, taip pat minusuojantis žaidėjas, jo minusas 13 600. Na ir ta šeštoji kėdė prie šio stalo priklauso ne kam kitai, o 33 metų Nadiai Magnus. Ji šiuo metu pralaiminėja, jos minusas yra 18 400. Kaip dabar jaučiasi mergina tarp vienų geriausių pasaulio žaidėjų? Sako, kad nepaisant to minuso, jaučiuosi geriau negu pradžioje, apsipratau, jau šiek tiek išmokau, tačiau vakaras dar tik prasideda ir tai, ko išmokau, aš kol kas pasiliksiu savo. Na taip, iš tiesų liko dar daug žaidimo šitame epizode ir Nadijai šiek tiek nepasisekė, pakliuvo į duobę, gavusi valetus ir įvažiavusi į Džokados damas, bet matėme iš pat pradžių, galbūt buvo šiek tiek susikausimo, bet po to tikrai jinai atsipalaidavo ir jaučiasi labai lengvai tarp šitų vyrų. Puikia iliustracija, kad tik prisėdusi prie stalo iš karto Nadia leidžia savo pajokauti, jaučiasi kaip žuvis vandenyje. Taip, didelė šypsena jos veide, tikrai žaidimas ką tik prasidėjo, yra dar pilna laiko, per kurį galima pabandyti išlošti šiek tiek pinigėlių. Trumpai apie tai, ką čia veikia Nadia. Nadia laimėjo interneto atranką, šou organizatoriai jai davė $100 000, su tiek ji pradeda žaidimą, pradėjo jau praėjusią savaitę. Viskas, ką ji užsidirbs virš šios sumos, bus jos, tai bus jos laimėjimas, o jeigu ji pralaimės, tai bus jau organizatorių problemos. Taip kad ar ji pralaimės 1 000 ar visus 100 000, jai visiškai nesvarbu, jai reikia stengtis laimėti, žaisti agresyviai, žaisti drąsiai. Taip, laimėjus pinigų galima patvarstyti ir apie papildomą pridą, tai yra Šiaurės Amerikos visų turnyrų pakuotės. Tikrai taip, Šiaurės Amerikos pokerio turas yra PokerStars organizuojama pokerio serija, kuri vyksta daugiausiai JAV. Na ir būtent į visus pagrindinius turnyrus, visų etapų pagrindinius turnyrus kvietimą gaus tas Luskianonas, kuris per visą sezoną pasieks didžiausią pelną. Na ką, pirmoji vakaro ranka iš tiesų vystosi gan įdomiai. Danielis Alajus pakėlė prieš flopą, Justinas Bonamo jį permušė ir Alajus atsakęs pagavo maksimalią eilę. Tačiau veiksmo jokio nevyksta. Na ir galbūt pradžioje tai buvo bandymai vilioti spąstus, tačiau po to pasirodė dar vienas būgnas. Na taip, bent jau ant riverio Danielis Alajus pabando išgauti šiek tiek vertės, tačiau Justinas turėjo tūzą karalių iš vis beporę kombinaciją ir ją lengvai paleido. Tikrai taip, Justinas Bonamo teisingai nusimeta, Danielis Alajus susimastęs, ar tikrai šitoj partijai ištraukia maksimaliai. Trumpai apie Big Game taisyklės. Kiekviena kompanija žaidžia 150 partijų prie stalo, prieš flopą yra žaidžiama pagal banko limito taisyklės, po flopo yra žaidžiamas beribis hold'em, privalomieji įstatymai 200 ir 400, ante 100, visą ante moka žaidėjas, kuris sėdi dalintojo pozicijoje. Taip, visi žaidėjai turi galimybę užsipirkti iki 500 000, nors matėme, kad visi atsinešė 100 000. Būtent minimalus įsipirkimas yra būtent 100 000. Taip, vienintelė žaidėja, kuri neturi antrojo šanso pralošus 100 000, yra Nadia KGB.
Na, galbūt ir turėtų, jeigu norėtų skirti tą 100 000 iš asmeninių santaupų, bet abejoju, ar jį pasiryštų tokiam. Taip, manau, sprendimui. tada būtų galima surasti tikrai geresnių vietų, kur galima būtų investuoti šitą 100 000, o ne žaisti su pačiais geriausiais pasaulio žaidėjais. Justinas Bonham dabar rado tokią kombinaciją, prieš kurią visai neseniai pralaimėjo. Ir Danielis Alai vėl yra tas žmogus, kuris jį egzaminuoja. Dabar Bonhamą tikrina pagavęs antrą porą. Jis pirmauja. Na, Alajus irgi tikrina jau antrą kartą iš eilės. Manau, Justinas irgi nusprendžia vėl patikrinti, sužaisti gan pasyviai. Jau antrą partiją iš eilės šitie du varžovai vienas kitą tiesiog čekuoja iki galo. Riveryje pasirodo dama, Alaja pagavo savo porą, tiesa jį tik trečia, bet priešininkas buvo tikrai pasyvus. Vis dėlto net ir labai nedidelio Justino Bonhamo statymo užtenka tam, kad priešininkas nusimestų. Dabar įdomi statistika. Kelimai prieš flopą, na ir agresyviausias žaidėjas prieš flopą šitoje statistikoje yra būtent Justinas Bonham, kuris beveik 30% partijų pradeda kelimu. Taip, Danielis Alai irgi turi virš 20% statistiką, 24. Tai galima teikti, kad jie kol kas yra stalo kapitonai, žaidžia daugiausia partijų. Circuit event in Indiana or what? Yeah, it's mostly the poker circuit. You know how they travel. Yeah, no, I know. They won the ladies event. Oh, nice. I've never done that. You've never won a ladies event? No, never. You know you can play in them, right? I don't believe Jason hasn't. Final table with a couple of them. But Įdomios diskusijos prie stalo. Tituluoti žaidėjai pabandė išsiaiškinti, koksgi didžiausias Nadios laimėjimas pokerė. Na ir iš tiesų jį pasakė, kad yra laimėjusi $9,000 viename pasaulio pokerio serijos Circuit turnyrų, būtent damų turnyre. Na ir Barry Greensteinas prisipažino, kad niekada pats nesu tokio laimėjęs. Na ir toliau jau sekė jo keliai, be abejo, kad ar žinai, kad tu gali žaisti tokiame. Iš tiesų, gali žaisti kas nori, dėl lyčių lygybės netgi ir damų turnyruose registracija atvira ir būna, kad vyrukai nusprendžia užsiregistruoti, tačiau aš nežinau, ar pats didžiausias malonumas. Štai praėjusių metų pasaulio pokerio serijoje teko matyti, kai būtent vyrukas pasiekė pasaulio pokerio serijos damų turnyro finalinį stalą. Na ir iš tiesų sirgaliai stipriai jį nušvilpinėjo, kiekvieną jo žaidžiamą partiją, susirinkęs didžiulis būrys, nušvilpinėjo, na ir iš tiesų žmogui jis turėjo jaustis labai nemaloniai. Na taip, aš manau, čia gal šiek tiek jau truputį pavažiuota į pievas, kai sukūriamas toks turnyras moterim, o tada vyrai pradeda prieštarauti, kad lygios teisės visiems ir mes irgi turim teisę dalyvauti, bet kodėlgi ne iš tikrųjų padaryti tokią atskirą turnyrą moterim ir tiesiog palikti jom pažaisti tarpusavį. Žinoma, mes visi mylime damas ir joms kartais galima leisti truputėlį daugiau. Įdomi partija tarp Danielio Alajos ir Joe Cados. Abudu žaidėjai neturėjo nieko, tačiau dabar abudu turi pirkimus į spalvą. Tik tai skirtumas tas, kad Joe Cada perka maksimalę spalvą, tuo tarpu Danielis Alaja turi pirkimą į gerokai mažesnę spalvą. Taip, iš tiesų netgi buvo veiksmas prieš flopą toks, kad Danielis Alaja permušė Joe Cadą, tada po flopo pratęsė agresiją ir Joe Cada atsakė ir dabar pagavus pirkimą į spalvą, Danielis atiduoda iniciatyvą Joe. Na ir netgi nusprendžia nusimesti. Neblogas nusimetimas, nors tokioje vietoje žinau, kad nemažai žaidėjų atsakytų vien dėl to, kad galvodami, kad jeigu atsivers ta spalva, ji bus labai gerai paslėpta, na ir būtų galima laimėti didelį banką. Mes esame įžymūs, profesionalai, pradedantieji. Mes vadovaujamės instinktais. Mes netokie, kokius matote. Mes esame pokeris. Grįžtame į PokerStars Big Game televizijos studiją. Na ir tikrai įdomi stalo dinamika, įdomus žaidimas vyksta čia. Loose Cannons Nadia Magnus kol kas pralaimi. Ji pralaimi $17,600, tačiau tikrai dar niekas neprarasta.
O čia kitas žaidėjas, jos kaimynas Danielis Alaja, jam 26, jis yra iš Los Andželo, savo sąskaitoje turi 2 pasaulio pokerio serijos, 2 pasaulio pokerio serijos apyrankės. Taip, o jo mėgstamiausias filmas Fight Clubas. Tikrai taip. Tokią informaciją mums pateikė režisieriai. Na ir Danielis Alaja yra tikrai jau įtvirtinęs savo vardą žaidėjas, turintis tikrai nemažų pergalių, tuo labiau, kad koncentruojasi ir grynųjų pinigų žaidimuose. Taip, ir tokios kortos tikrai padeda patvirtinti tą reputaciją. Tikrai taip, kai tu gauni 2 karalius, o prieš tave Joe Cada atidarinėja, pavadinkim, su ne pačia galingiausia kombinacija. How much is it? 1400 total. Na, Nadija irgi nusprendžia prisijungti prie publikos ir atsako su valetu 8 būgnų, taip pat labai panaši kombinacija 9-7, labiau ieškoma perspektyvų ant flopo. Yeah, you and me. Let's take it down. Na ir Nadija juokauja, kad vis dar reikia suvesti sąskaitas su Joe Cada. Na ir ji visiškai pamiršta Danielį Alajų, kuris dalyvauja šitoje rankoje. Tai reiškia, jo atsakymas tikrai gražiai paslėpė 2 karalius, kuriuos jis laiko, nes Nadija iš vis dėmesio net nekreipia. Nadija pagavo savo aukščiausią porą. Tiesa, nežinia, kiek ji įstikinus, kad jos korta čia bus stipriausia. Joe Cada atlieka testinį statymą. Na taip, jis turi vidurinę porą. Jam reikia pratęsti agresiją, kai jau pradėjo tokią kortą atakuoti prieš flopą ir yra greitai praminamas. Na ir Nadijai net pakyla antakiai, nelabai supranta, ką dabar turėtų daryti šitoje vietoje. Manau, kad jį tikrindama dar galvojo, kad turi geriausią kombinaciją, o dabar ją pakankamai greitai siunčia į kaladį. Labai geras įsimetimas ir Joe Cada irgi lengvai paleidžia. Throw him in. Just the... I can't even do it. Can't explain it either. I'm not even aware of it. Iš tiesų, šaunuolė Nadija nesivėlė, nepametė galvos dėl tos vienos aukščiausios poros, lengvai pasitraukė ir sutaupė tikrai nemažai žetonų. Na taip, iš tikrųjų neturėjo labai gero kikerio prie savo valeto ir tikrai sutaupyti pinigai yra laimėti pinigai šitoje vietoje. Na, dabar Nadijos rankose valetas ir 10 ir vėlgi nesiruošia siųsti į kaladę, panašu, kad dama iš tiesų nusiteikusi jungti kitą pavarą ir pažaisti agresyviau. Jasonas Banoma nusprendė atsakyti su 10 ir 8 jungtais spalva, kiti žaidėjai žaidimui vertų kortų neranda. Na taip, Jasonas turi poziciją prieš Nadiją, tačiau jinai turi geriausią kombinaciją kol kas ant flopo. Flope pasirodė 10-takė. Nadija iš karto šauna, nebijodama karalius. Man patinka, kaip šita dama žaidžia. Taip ir reikia, iš tikrųjų turi vidurinę porą, turi pasižiūrėti vis dėlto, kur esi šitoje vietoje. Gauti informacijos, kartais galbūt sumokėti teks už tą informaciją, o kartais tau mokės priešininkas. Labai įdomi turno korta. Nadija turi vidurinę porą ir abigalį pirkimą į eilę, tuo tarpu Jasonas Banoma turi abigalį pirkimą į straight flashą. Ir priedą dar turi vidurinę porą taipogi. Na ir iš tiesų, įdomu tai, kad Jasonas nusprendė tik atsakyti. Neretai šitoje situacijoje žaidėjai žaistų dar agresyviau. Na, o dabar čia pasirodo dama ir Nadija suformuoja savo eilę. Tiesa, tai nėra maksimaliai eilė, bet vis dėlto jį vis tiek turėtų jaustis labai stipri. Nadija, ką darai? Na, aš manau, čia šiokie tokie spastai Justinui. Pirma, jo veido išraiška atrodė, lyg tai jis labai nustebęs, kad jinai pračiakavo ir dėl to nusprendžia, kad 10-tuko čia gal neužteks ir pabandys pavogti iš jo šitą banką. Na ir jis atlieka labai didelį statymą, beveik banko dydžio statymas. Na, Nadijai vienintelis klausimas, ar Justinas čia gali turėti tų zavaletą. Nusprendžia, kad negali ir sustumė Oliną. Na, labai gražu, labai gražu. Gražus žaidimas, na ir visiškas, na, pasimetusi veido išraiška. I don't know if they told you in the rules. I was like actually thinking like that would be so awesome if she check shoved. That's not what I was thinking, actually.
Na ir štai, Nadia tikrai aštriai sužaidusi, nusipelnė kolegų komplimentų ir kai tau komplimentus dėl žaidimo sako geriausių pasaulio pokerio žaidėjų, aš manau, kad tai tikrai glosto savimylę. Tai visi sėdintys prie stalo iš tiesų pripažino, kad labai gražus manevras, išskyrus žinoma Justiną Bonhamą, kuris aš to nesitikėjau. Justinas neneigė, kad tai yra gražus manevras, tačiau sakė, kad aš tikrai to nesitikėjau, nes pats nebūčiau taip žaidęs. You guys are just looking at the screen. I saw it. Okay, now we know you play enough live poker. Na, gražu, iš tiesų gražu. Šaunuolė Nadia iš tikrųjų išmaudė šį kartą Justiną ir Justinui tikrai yra apie ką pamastyti, kasgi vis dėlto čia ta žuvis prie stalo. Tai būtent ir pasiėmė tikrai 15 000 papildomų, nes manau Justinas niekaip nebūtų sumokėjęs ant riverio. Tai gražus bankas, gražus. Na, o dabar dar vienas bankas. Barry Greensteinas atakuoja su 9-7, Danielis Alaja ginasi su 7-kėmis. Na ir kai tokios bendrasios kortos, galbūt tavo 7-kės netrodo per daug galingos. Iš kitos pusės, tęstinis statymas yra visiškai standartinis. Taip, tokia situacija Barry Greensteinas atliktų tęstinį statymą, manau, beveik 100% atveju ir teisingai Danielis netiki. Vis dėlto suporuota valetų pora iš karto sumažina tikimybę, kad Barrys kažką laiko rankoje. Dabar ant stalo verčiasi širdžių 4, na ir abu žaidėjai tikrina 4 širdis ant stalo. Na, pasisekė Barry'ui. Iš tiesų, truputėlį pasisekė Barry Greensteinui. Iš kitos pusės jis turbūt specialiai tikrino po turno, na, bandydamas nusipirkti tą širdį. Bent jau nemokamai pamatyti riverį, nes suprato, kad vis dėlto atsakydamas Danielis Alaja tikrai laiko kažką savo rankose, tikrai geriau už 9-7. Alaja laiko 7-kės, vienintelė bėda, kad abidvi jos juodas. Na ir puikus nusimetimas. Iš tiesų patikėjo oponentų, nusprendė, kad kai 4 širdis ant stalo, kad nebėra ką veikti su savo 7-kėmis. Taip, atsakė, kai turėjo geriausią kombinaciją ir nusimetė, kai jau jinai nebebuvo geriausia. Galime susipažinti su Justinu Bonhamu arba internete šitas žaidėjas žaidžia slapyvardžiu Z Justin. Mintis pakviesti Loose Cannoną tikrai nuostabi, sako Justinas. Tai visiškai pakeičia žaidimo dinamiką. Tai žaidėjas, kuris bet kada gali iššauti ir profesionalams tikrai nėra lengva suprasti būtent koks dabar ėjimas yra suplanuotas Loose Cannono galvoje. Taip, iš tiesų ypatingai, kai prasideda žaidimo jau ta vėlyvoji stadija, kai Loose Cannonai, jeigu ypač pralašinėja ir turi atsilošti, tai tikrai pakeičia visiškai žaidimo dinamiką. Tuo tarpu matome, kad Nadia Magnus vėl grįžo į geltoną zoną. Na, mūsų ekranuose ta zona geltona, jos pliusas 4000. Taip, bet kuriuo atveju tikrai geriau negu tie minus 20 000. O Mercieris eilinį kartą turi karalius. Na, praktiškai kaip Doyle Brunsono istorija prieš tai mūsų buvusiose laidose, kai jis tikrai gavo kortą po kortas, tai jau 3 kartas, kai Mercieris gauna 2 karalius. Tikrai taip. Na, tie, kas žiūrėjote prieš savaitę, mus turbūt atsimenate, kad Jasonas Mercieris 2 partijose iš eilės gavo būtent 2 karalius. Įdomu, dabar pasikartotas pats ar ne? Įdomu. Na, tada jau reikėtų žiūrėti išvestinės tikimybės. Koks šansas, kad viename žaidime per 150 partijų 2 kartus iš eilės tu gausi po 2 karalius. Na, kadangi jisai dažniausiai tai 2 karalius laimi tik porą $1000, aš jam tą tikimybių teoriją patarčiau išnaudoti labiau ant loterijos, nes tikrai labiau apsimokėtų. Galbūt ir taip. Na, dabar yra vilčių galbūt laimėti truputėlį daugiau. Na, 2 vyrukai, tokie kaip Bonham ir Greensteinas, labai nori pamatyti savo eilės pilvą nupirktą. Abu perka, tačiau vienas viršui, kitas apačioj. Kol kas 9-kė nei vienam tos eilės neuždaro. Tiesa, Justinas Bonham dabar turi abigalį pirkimą į eilę. Teisingai. Jam iš tiesų padaugėjo kortų, vis dėlto Jasonas laikė 2 karalius, tai nusipirkti dar 1 karalių iš ties buvo gan sudėtinga. Riveryje pasirodo tūzas. Na ir turbūt, kad Mercieriui šitą kortą visai patinka. Taip. Ir gerai, kad kiti oponentai irgi suprato, kad vis dėlto 3 tūzo blefuoti nelabai apsimoka, nes dama tikriausiai atsakys, o šituo atveju Mercierius turi dar geriau negu damas, tai yra 2 karalius. Na, žinoma, Jasonai, tu laimi. Greensteinas iš vis žaidžia kombinaciją, kuri guli bendrose kortose.
netoli nuo jo ir Jasonas Bonamo. Tikrai taip. Na, suvokdamas, tai iš tiesų Jasonas Mercieris tikrino ir sakė, kad aš turbūt, kad turiu geriausią tą kombinaciją, bet vis dėlto nusprendė nerizikuoti ir netlikti papildomų statymų, nes kartais gali skaudžiai nudegti tokios situacijose. Pamatė, kaip žaidžia Nadija, kuri pračekojo ir tada sugrūda Olainą, tai tikriausiai iš dalies irgi gal tas suveikė jam ir šiek tiek bijojo tokio manevro ir tada galbūt tektų nusimeti geriausią kombinaciją. Na, o dabar mūsų Luskenonė tik tai atsako su 9 ir 7. Įdomus sprendimas. Tokio žaidimo kol kas iš jos dar nematėme. Na, po Philo Helmuto dažniausiai nematome tokių manevrų, bet va, karts nuo karto vis dėlto žaidėjai nusprendžia ir atsakyti tik tai prieš flopą. Galbūt, jeigu jį tai daro pirmą kartą, tai yra visai įdomus manevras, nes priešininkai taip pat nežino, ką tai gali reikšti. Taip, būtent. O dabar pigiam bankiai jį pagavo aukščiausią porą ir, manau, turėtų pasiimti šitą bankelį. Ir iš karto šauna banko dydžio statymą. Abudu oponentai turi apatinės poras, tačiau viena trejukė su tuzu jau iškeliavo į Kaladę, dabar Danielis Alaja daro tą patį. Taip, man tik tai Joe Kados rankoje, kas patiko, tai buvo širdžių tūzas, nes vis dėlto gulėjo 2 širdis, tai galbūt šiek tiek jam galėjo dar suteikti šansą atsakyti į Nadijos statymą. Tačiau Kada kol kas pralašinėja viską kurvelės ir jis nusprendė pataupyti bent jau šitoje partijoje ir nebandyti gaudyti stebuklingų bėgančių širdžių. Taip, laimėjo jis vieną didžiulį banką prieš Nadiją, kai turėjo tiesiog tokią kulerinę situaciją, jeigu taip galim pavadinti. Susidūrimas beveik neišvengiamas, valetai prieš damas. Ir ant labai tokio mažiuko flopo, kur tikrai sunkus kitaip sužaisti buvo ir Nadijai. Jasonas Mercieris atakuoja tuzu 8, Joe Kada permuša su tuzu 6 jungtais spalva, na, o čia tuzas ir karalius. Tokios kortos yra būtent Nadijos rankose. Labai įdomu, kągi čia nuspręs. Prieš tai jau buvo statymų kelimas ir permušimas. Na, reikėtų dar kartą permušti savo varžovas, bet jį nusprendžia tik atsakyti. Manevras, manau, neturėtų būti pelningas ilgam bėgiui vien dėl to, kad jinai žais be pozicijos. Su korta, su kuria turėti iniciatyvą yra visada papildomas pliusas. Na ir įdomus sprendimas. Jasonas Mercier pasižiūri į Nadią ir nusprendžia, kad na, to tuzo ir 8 gal man užtenka. Pasižiūrėjau prieš flopą ir išmetu į Kaladę, nesivelsiu toliau. Taip, užteks. Na, flopas tikrai neblogas. Nadijai pagavo aukščiausią porą su geriausiu kikeriu. Na, tiesa, įvairių pirkimų yra. Vis dėlto Nadia nusprendė tikrinti. Vėl matome, kad mergina sprendžia spastus. Reikėtų turbūt taip traktuoti šitą situaciją. Nusprendė, kad leistų Joe Kadai pablefuoti, jeigu blefuoja. Na, jeigu turi jau kažką geriau kaip 2 karalius, tai tiesiog irgi neišvengiamas susidūrimas ir čia nelabai ką gali padaryti. O šiuo metu jis blefuoja su 1%. Tikrai taip. Na ir to netgi nežinodama. Nadia tik atsako, tiesa dabar turne pasirodė 10-takė, na ir tai turbūt nėra korta, kuri Rusaitei per daug patinka. Taip, manyčiau, šitą kortą sukelia šiek tiek neigiamų emocijų, tačiau toks gestas iš Joe Kados pusės praktiškai reprezentuoja, kad jis visiškai tuščias. O dabar Joe Kada pagauna savo mažiausią porą. Na ir Nadia dar kartą tikrina. Joe Kada dabar jau labai greitai tikrina be minčių, kadangi turi tam tikrą vertę. Tačiau, na, pamato tuzą karalių. Nadija dar gal ir galėjo išgauti vertės? Galbūt, nors daug nemanau, kad būtų mokėjęs Joe Kada. Ryškiausios pokerio pasaulio žvaigždės dabar susirinkusios niekur kitur, Las Vegase, Poker Stars Big Game studijoje. Tikrai įspūdinga kompanija. Danielis Alai įspūdingoje kompanijoje su tikrai neįspūdingom kortomis šioje partijoje ir siunčia jas į Kaladę. Nadia Magnus taip pat nusprendžia atsipūsti. Matėme jos žaidime pakankamai daug paskutiniu metu. Taip, iš tiesų dalyvavo aktyviai, laimėjo tikrai porą didesnių bankų, atsilošė ir dabar šiuo metu yra pliuse ir manau tuo labai patenkinta. Jasonas Mercieris, dabar jis gauna tuzą karalių, na ir Mercieriui nesiseka ta prasme, kad kiekvieną kartą, kai jis gauna geras kortas, priešininkai neturi nieko ir jis nesulaukia veiksmo. Galime truputėlį iš arčiau susipažinti su Jasonu Mercieriu. Jis gyvena Floridoje, Fort Lauderdale mieste.
Nesu standartinis pokerio profesionalas, nes neturėjau didelių nuosmukių, visada stabiliai kilau į viršų. Esu jauniausias iš 4 vaikų, mano tėvai labai religingi, na ir aš lankiau krikščionišką mokyklą, kiekvieną sekmadienį einu į bažnyčią. Jasonas sako, kad jam patinka ta didelė šeima, tie šeimos susirinkimai, jis ten jaučiasi labai gerai ir vieną dieną pats norėtų turėti tokią didelę ir gražią šeimą. Na, o pokeryje tikslai yra labai paprasti, užtikrinti savo finansinę laisvę. Na, jis norėtų užsidirbti tiek, kad nebūtų pareigos visą laiką keliauti ir žaisti pokerį. Norėtų per artimiausius 5 ar 10 metų laimėti apie $10 milijonų ir tada jau ramiai priimti sprendimą. Ar jis nori toliau žaisti, ar jis nori, pavyzdžiui, nuvažiuoti kažkur į ramų miestelį, įsikurti, susirasti žmoną, vesti, pasigimdyti vaikų, na ir sukurti tą didelę šeimą, kokią jis matė nuo savo vaikystės, savo tėvų pavyzdžių pasiekti. Na, tiesiog, kaip jis sako, galbūt tiesiog gyventi normalų gyvenimą. Na, pokeristo gyvenimas tikrai gali būti ne visai normalus, su tom visom kelionėm, važinėjimais, nelieka ir labai daug laiko savo ir priedo šeimai. Na, gražus norai, pažiūrėsime ir po 10 metų jis taip pat galvos. Gali būti įvairiai. Dabar žiūrime į statistikas ir tai yra permušimų prieš flopą procentas. Matome, kad Jasonas Mercieris yra žmogus, kuris permušė net 12% visų partijų. Joe Cada ir Danielis Alaja atsilieka ne tiek daug, o kitų 3 žaidėjų statistikos yra gerokai žemesnės, tačiau reikėtų pastebėti, kad jos yra pakankamai įprastas. Na, paprastai permušimų statistika yra maždaug, galbūt vos aukštesnė, bet tikrai tai nėra labai žemi rodikliai. Ir labai įdomiai susėdė šitie žaidėjai, nes 3 agresyviausia sėdi dešinėje stalo pusėje, o 3 pasyvesni kairiai pusėje. Tai aš manau, tiesiog gal šitų statistika yra šiek tiek mažesnė, nes tie pastoviai permušinė ir neleidžia kitiem pasireikšti. Suprantama. Na, galų gale, Nadiai tai turbūt nėra kur skubėti, permušinėti visiškai laisvai, vis dėlto reikia nepamiršti, kad ji turi tikslą labai konkretų, laimėti pinigų, lipti į viršų ir nemanau, kad ji norėtų rizikuoti situacijose, na, kuriuose geriau būtų pasirinkti kitą variantą žaidimą. Taip, faktas. Tuo metu jaunimas tikrai nelaukia ten ypatingai gerų kortų, kai matėm Jasonas ir dabar su karalium 2 siūtė, tiesiog paėmė ir permušė Jasoną, kuris tiesiog neturėjo nieko daugiau daryti, tik išsimesti. Tikrai taip, daug agresijos prie šito stalo. Na, neretai sakoma, kad kuo jaunesnis vidutinis amžius žaidėjų prie stalo, to daugiau tos agresijos ir čia mes galime sutikti. Tuo tarpu, Nadia Magnus šį kartą randa tūzą ir 10. Na, galėtų čia iš tikrųjų ir permušti savo oponentą, vis dėlto Cada atakuoja jau ne pirmą kartą, kai jinai yra privalomose statymas. I'm getting you this time. I won, then you won, now it's my turn. We take turns. Na ir vėl prisimena Nadia, kad vėl mes su tavimi, Joe. Tik tai mudu. Na, o tuo tarpu Joe Cada sako, pirmą kartą aš laimėjau, po to laimėjai tu, na ir dabar mano eilė. Na, panašu, kad tikrai jo šitas pasakymas gali išsipildyti, nors vis dar kaip ir Nadia turi tūzą, o Joe neturi iš vis jokios poros. Tačiau jo pirkimai yra gan akivaizdžiai neblogi ir manau, Nadia turėtų pasiduoti ir tą padaro. Ta padaro, na ir tiesiog sako, prašau, mėgaukis, kaip ir prašei, tavo tą pergalę. Ji turėtų vis tiek būti patenkinta, nes banko dydis, kurį jį laimėjo, yra 10 kartų didesnis už šitą, kurį atidavė Joe. Mes esame 10 000 žmonių Brazilijoje, kurie nekantriai laukia. Mes vieni. Mes statome viską. Mes esame pokeris. Jūsų ekranuose Nadia Magnus, mergina, kuri iš interneto atrankos atėjo čia ir štai dabar jos pliusas yra $20 300. Didžiausias laimėtojas Jasonas Mercieris, uždirbęs jau 38 000. Na, Joe Cada vis dar minuse, 45 000, tikrai žaidimo pradžiam buvo katastrofiškai bloga, po to laimėjo vieną didesnį banką, bet po to vis tiek pralošė dar porą
vidutinio dydžio bankų. Na, kol kas jis tikrai neranda žaidimo ritmo, galbūt laukia kažkokių geresnių situacijų. Tuo tarpu Nadia visiems nusimetus dalintojo pozicijoje randa karalių ir 10 jungtų spalva. Tikrai ne ta korta, kurią skubėtum siūsti Kaladė. Ne, taip, iš tiesų korta labai žaidžiama, ypač iš dilerio pozicijos. Šituo atveju tiesiog labai lengvai pasiema statymus, bet ir šiaip korta yra tikrai nebloga tokioje vietoje. Tikrai taip galima sakyti, kad vogia legaliai, su licencija. Aš visada taip sakau, tokios kortos turi licenciją vogti. Na ir kągi, dar vienas bankas Nadiai. Puikios nuotaikos jo stovykloje, aš manau, nepaisant to, kad galbūt dar tas pliusas nėra šiuo metu ypatingai didelis. Vis dėlto reikia prisiminti, kad netaip seniai jį buvo maždaug apie 20 000 minuse, na ir tas skirtumas apie $40 000 tikrai yra nemažas. Na, tai dar kartą įrodo, kad vis dėlto pati pradžia gal buvo šiek tiek susikaustimo metas, bet dabar jį visiškai atsipalaidavusi, jaučiasi ramiai, laimėjo porą didesnių bankų ir manau, jaučiasi totaliai užtikrintas, žaisdamas su šitais tikrai aukšto lygio profesionalai. Daniel Nesselai tuo tarpu atakuoja su labai seksualia kortų kombinacija, Jasonas Mercieris ginasi su vienspalviu jungtuku. Flopas prilimpa būtent Danieliui. Na ir viskas labai greitai baigėsi. Daniel Nesselai atakuoja, net nežinau, ar tai galima vadinti pusiau blefu. Pakankamai dažnai priešininkas čia neturės ir nieko. Taip, bet jis turėjo vis tiek pirkimą į spalvą, pagavo šiek tiek geriau negu Jasonas, kuris labai lengvai išsimetė visiškai šiukšliną kortą ant flopo. Galų gale net tos devyniukės laikytos rankoje iš tiesų būtų užtekę pergaliai. Na, tam, kad pirmauti, kadangi Jasonas turėjo 7 ir 5. Geriausia korta, nuo pat pradžių iki pabaigos iš tikrųjų. Tikrai taip, kiekviename partijos etape ta korta buvo galingiausia. Na, gan keista, kad Justinas Bonham neatakavo su 3-2 būgnu. Kažkaip pamatęs tą kortą pagalvojau, kad tikrai jis puls statymus. Na, galbūt jam kiek pabodęs tas permušimų karas, kuris vyksta kairėjoje pusėje ir žino, kad pakankamai dažnai čia sulauks arba Jasono Mercierio arba Joe Cados permušimo, na ir žaisti po to su tokia korta, galbūt tai galėjo būti viena iš priežasčių. Na ir kaip ir gerai sakai, kaip tik vienas agresyvesnių žaidėjų, Joe Cado ir permuša, žinoma, šį kartą jis laiko 2 karalius savo rankoje. Barry Greensteinas ilgai negalvodamas atsako, vis dėlto turi poziciją, turi damą, valetą, būgnų, perspektyvi kombinacija prieš flopą. Na ir šiokia tokia bėda gal jam dabar netgi galima sakyti. Na iš tiesų labai įdomus flopas. Barry Greensteinas pagauna aukščiausią porą. Jis taip pat turi pirkimą eilės pilvą, na ir dar turi galimybę nusipirkti bėgančią spalvą. Ir taipogi antrą porą, nepamirškime. Na, taip, žinoma. Na, Joe Cadai 2 karaliams šiaip toksai flopas turėtų nelabai patikti, nes vis dėlto jis labai koordinuotas. Jau dabar, jeigu Barrys, tarkim, turėjo valetą 10, vis dėlto dama valetas 10, šito vietoje didelio skirtumo nėra prieš flopą. Tikrai taip. Joe Cado atlieka statymą, jis nori nieko nelaukdamas išsiaiškinti, kur yra. Kaip į tai reaguos Barry Greensteinas? Na, didelis permušimas. 23 000, Joe Cado netrodo laimingiausiu žmogumi pasaulyje. Na, kaip minėjau, tikrai flopas labai susijęs, labai koordinuotas, o Joe Cado te laiko vieną porą, kuri neturi labai didelių šansų tapti kažkokią geresnę kombinaciją, jeigu jis netyčia atsilikinėja jau dabar, o jeigu atsilikinėja, tai gali atsilikinėti labai stipriai. Ką daryti šitoj vietoj? Na, kadangi... Paleisti karalius tikrai nėra lengva. Taip, bet čia vienas dalykas, dėl ko aš manau jis turėtų statyti oliną, yra tas, kad jis pralošęs jau beveik pusę savo žetonų ir tikrai neturi labai daug prie stalo. Ir čia yra vis tiek gan neblogas metas, kai reikėtų įdėti viską. Jis nusprendžia tik atsakyti, turne pasirodo būgnų šešiukė. Dabar Barry Greensteinas be visų savo ankstesnių pirkimų dar turi ir pirkimą į spalvą. Taip, jo kombinacija vis stiprėja, priedo atsakydamas Joe Cado praktiškai nustatė, manau, tokią ribą, kur Barry Greensteinas galvoja, kad netgi dama yra geriausia kombinacija, o jeigu ir nėra, jis turi begalę pirkimų. Na, iš tiesų ir dabar Joe Cado tikrina, pasirodžius būgnų šešiukiai, Barry Greensteinas nepanašu, kad jis būtų nusteikęs nebrangiai žiūrėti riverį, na ir jis stato 35 000. Joe Cado atrodo kaip žemę pardavęs.
Taip, tikrai visiškai susipainės, matėme jau po permušimo ant flopo, jo veido išraiška buvo tokia, kad va jetau, ką čia turi Beris, jis tikriausiai turi geriau už mane. Barry Greensteinas tuo tarpu visiškai ramus. Na, jis pokerį žaidžia kokių 30-40 metų, aš manau, tokiose situacijose buvęs N kartų. Na ką, panašu į išsimetimą. Karaliai keliauja į kaladę ir Barry Greensteinas sako, negi nusimetė 20 takės. What does that mean? Pretty unlikely they had 2 10s. No, I mean, it just felt like he had to have 2 10s. Na, šiek tiek klysti. I don't know what that means. That means I could beat 2 10s. In this conversation, then we see 23. Na ir išduoda, kad 20 takės būčiau įveikęs ir dabar Joe Cada turbūt supranta, kad išmetė geriausią kombinaciją. Taip, išmetė iš tiesų geriausią kombinaciją. Barry Greensteinas Poker Stars Big Game ką tik laimėjo tikrai didelį banką prieš Joe Cada, kuriam niekas nesiseka. Na ir dabar jis gauna dar vieną kombinaciją, su kuria nusteikęs pažaisti. Karalius 10. Dar nereikia pamiršti, kad ne tik, kad jis laimėjo prieš Joe Cada, bet jis privertė Joe Cada išsimesti karalius, kurie buvo geriausia korta. Na ir tokie dalykai be abejo veikia psichologiškai labai stipriai. Taip, nepamirškime, kad Joe Cada ir taip buvo didžiausias pralašinėtojas prie stalo ir dar išsimetė 2 karalius, kuri buvo laiminti kombinacija. Tiesa, kol kas Joe Cada dar turbūt nežino tiksliai, kokią kortą laikė Barry Greensteinas, tačiau žiūrint būtent šią transliaciją, jam bus nelabai malonu, ypač kai pamatys tai, kaip visą tai aiškina Barry Greensteinas. Greensteinas sako paprastai, pakėliau su dama ir valetu iš pozicijos, Cada permušė ir pagalvojau, kad jis tikrai pakankamai dažnai mane čia gali permušti neturėdamas vertingos kortos, taigi atsakiau. Vis dėlto tai yra būtent dalintojo pozicijos ir didžiojo privalomą statymo pozicijos žaidėjų susidūrimas. Flopas tikrai neblogas, dama 9-8, Cada atliko statymą 7800, na ir Barry susimastė, ar aš čia šitoje vietoje galiu nusimesti, sako jis, negaliu nusimesti, dėl to turiu tą porą, tačiau galvoju, kad priešininko diapazonas pakankamai platus, dėl to nusprendžiau permušti. Taigi jis atliko statymų kelimą, na ir čia priešininkas, jo nuomonė jau turėjo išmesti netgi tokias kortas kaip tuzas karalius, kurios tarsi prieš flopą ir turėjo vertės permušimų. Tačiau oponentas atsakė. Na ir turne pasirodė būgnas ir tada jau buvo viskas labai paprasta. Barry Greensteinas suprato, kad daugeliu atveju, kai priešininkas tikrino po turno, kad daugeliu atveju čia tikrai bus priekyje su dama, na, o jeigu jis vis dėlto klysta, tai tikrai turi begalę kortų, kurios jam padėtų sustiprinti kombinaciją. Na ir be to, Barry Greensteinas prie savęs taip pat neturėjo labai daug žetonų, na ir jis nusprendė investuoti taip pakankamai didelę dalį, apie 60% savo žetonų, tai pastatė 35 000, na ir kai Cada susimastė, jis pradėjo galvoti, kokią kortą galėtų turėti priešininkas, galbūt 10-takės, nes, na, jis pats pagalvojo, kad jeigu tuzai arba karaliai, tokiais atvejais oponentas būtų stūmęs viską po flopo. Galų gale, kai nusimetęs Cada pasakė, kad turėjo karalius, Barry Greensteinas nustebo. Jis sako, taip, dama valetas buvo mano diapazono apačioje, galbūt ir yra tam tikros logikos, bet vis dėlto pagal žetonų kiekius ir pagal visą dinamiką turbūt, kad reikėjo sustumti. Na, aš irgi visiškai sutinku su Barrio paaiškinimu, kad vis dėlto Joe Cada sužaidęs taip ant flopo, kai tiesiog atsakė į permušimą su karaliais, o po to nusprendė išsimesti. Iš tiesų labai keistas sprendimas. Na ir stalas netruko pasišaipyti iš Joe Cados, kad jis kaip ir negarsėja tuo, kad išmeta poras, nes yra
He'll be okay. Sustumęs labai svarbios situacijos su tokiam kortom kaip dviejukėmis. Na ir Justinas Bonoma netgi paklausė, Joe, ar tu žinai, kad matematiškai karaliai yra stipresni už dviejukės? Na taip, kai Joe Cada laimėjo pasaulio čempionatą, jam iš tiesų 2 kartus labai pasisekė, su dvejetais ir trejetais abu kartus pagavo setus prieš aukštesnės poras. O šiuo atveju išsimeta karalius. Dėl to galbūt šiek tiek logikos klausimų ir kilo Justinui Bonomo. Can I sweat your hands? Go in the booth and tell me, ask him what Barry had, and then come back and tell me. Tuo tarpu žavingai šou vedėjai Amandai Levermat pasidarė kiek nuobodu ir nusprendė, kad ateisiu prie Danielio Alai ir pasižiūrėsiu su kokiamis kortomis, kaip jis žaidžia. Obviously, right? Yeah. Na, ką, galbūt šiek tiek sėkmės iš tikrųjų Amanda atnešė Joe. Vis dėlto rado kombinaciją, kuri nėra labai jau prasta, karalius valetas. Ne, pradžioje jį tarsi ruošėsi stovėti prie Danielio Alai, tačiau po to vis dėlto ją prisiviliojo Joe Cada. Na taip, Danielis Alai neatrodė labai entuziastingai, kai jį prie šalia, tai jį nusprendė, paliksiu į ramybį. Jasonas Mercier nieko gero neranda, na ir štai, Joe Cada atakavęs iš pirmos pozicijos pasiima pirmos sustatymus. Aren't you good at winning the 140 million chip pots? I know, right? Yeah, but that's not possible. Now, you can't stand next to him if he's in the fight against me. Na ir štai toks pareiškimas Otherwise, he's gonna take all my money. iš Nadios, kad Amanda, bet tu ten negalėsi stovėti, jeigu žais prieš mane, nes tokiu atveju jis laimės visus mano pinigus. No, with her. With me. Na, dėl tų daldamą pas Justiną Bonomą nebegaliu suskaičiuoti, kiek kartų jūs jau turėjo šitą kombinaciją. Tikrai taip, Nadia netgi jam sakė, kad perspėk mane, kai turėsi Tuzą damą, kad aš prieš tave nežaisčiau. Gal ir vis dėlto perspėjo, nes jį išsimetė Tuzą 8, gal spyrė ją į koją ir tiesiog pasakydamas pas mane Tuzą damą. Galbūt. Jasono Mercierio kojų turbūt nepasiekė Justinas Bonomo dėl to, kad Mercieris su Tuzu ir 6 atlieka permušimą. Na, vėlgi, standartinė labai daug kartų matyta situacija. Taip, Joe Cada ir Jasonas Mercierius tikrai agresyviausi žaidėjai, nevengia permušinėti oponentą. Tiesa, reikia pastebėti, kad jų laimėjimų kreivės yra labai skirtingos. Jasonas kyla, tuo tarpu Joe Cada vis leidžiasi užtikrintai žemyn. Taip, Joe Cada tikrai eina į minusą. Na ką, Mercierius keistai nepratęsė agresijos, dėl to flopas jam tiko, jis turi maksimalų pirkimą į spalvą. Galbūt dėl to jis nusprendė ir netęsti agresijos, tiesiog tikėdamas, kad oponentas čia gali taip pat atlikti agresyvius veiksmus ir tiesiog galima atsakyti, taip pat ir didinant banką. Na taip, gal bent jau suvaldomas šiek tiek bankas, nes jeigu jis būtų pradėjęs vėl agresiją po flopu ir Justinas jį permušęs, tai tikrai bankas būtų labai išpūstas iš karto. Norėjau sakyti, kad taip žaidžiant, iš tiesų labai siaurėja diapazonas, pradeda atrodyti, kad tu žaidė arba su pirkimu į spalvą, arba su kokia antra pora. Na ir dabar ta antra pora jau pasidarė tripsais. Na, įdomu, ar Jasonas nenusprendžia vis dėlto paims šitą banką, balta vėliava iškelta ir Justinas pasims šitą banką. How big? Board? He's queen. Again. Na ir panašu, kad Jasonas Mercieris netgi galvojo, kad jo Tuzo čia kartais užteks pergaliai. Jis buvo netoli iš tiesų nuo to. Na, šiek tiek trūko jo kikerio. How can you say that? Tuo tarpu Nadia vėlgi pastebi, kad Justinas gauna be galo daug Tuzų ir damų. Na ir dėl to pagrindinis laimėtas ir yra šitam žaidime kol kas. Kartu su Jasonu Mercieriu jie yra lentelės viršūnėje, apačioje Joe Cada, minus 72 tūkstančiai. Na, Nadia Magnus, beveik 20 tūkstančių pliusų. Ir solidus tikrai žaidimas kol kas. Kągi, šiandien mūsų laida priartėjo jau prie pabaigos. Nadia tikrai jaučiasi daug geriau, išlipus iš minusinės zonos, jį nusteikus pakovoti ateityje. Kitose laidose tikrai dar matysime jo žaidimą. Taip, liko dar 90 rankų, sužaista 60. Na, ką, viso gero. Iki visiems, susitiksim kitą savaitę. Out of the red. Was that one of those out of Russia jokes or something? Yeah, let's go. She's like, yeah, let's wrap it up.
Oh my god, that was sick.